Kas čia buvo? Ai, tu įjungi. Jo. Čia bijau garsu. Senai matėmės, ne? Fainai. Taip. Labai Taip. fainai susitikti iš tikrųjų. Nu, kaip tu laikaisi, papasakok. Oi, visaip laikausi, bet šiaip, jeigu bendrai paėmus, tai aš labai kaip niekada jaučiuosi, kad tie sunkumai kažkokie, kurie ateina, arba iššūkiai, jie pagaliau apie mane, apie tai, ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Ir taip gera būna, žinai, padarai kažkokius žingsnius, kalbi su žmonėmis, bendrauji. Aš dabar esu organizavimo dalykuose. Bet aš suprantu, kad aš darau dėl savęs. Tai nėra tikrai kažkoks darbas, o tai yra mano kelias. Tai, va, tai labai gerai jaučiuosi iš tikrųjų. Tai kadangi mes šiandien sugalvojom truputėlį įrašyti, tai gal yra kas mūsų nepažįsta, tai gal tu prisistatyk iš tikrųjų pirmiausia. Taip. Apie ką tu? Tai aš apie balsą, aš dainininkė, atlikėja, aš kuriu muziką, rašau dainas. Wow, kaip fain. Aš apie mokymą dainuoti, mokymą kalbėti, pajungti savo balsą su savo energija, nebijoti savęs, būti savimi. Esu balso trenerė, esu dėstytoja, dabar jau VDU pop skyriaus merginų irgi, dainininkių jaunų. Tai viskas sukasi apie balsą ir ta kelionė, jinai jau senai iš tikrųjų prasidėjo. Ir joje irgi buvo visokių etapų. Balsas yra labai svarbus. Mums lietuviams, ne, kaip ypač iš savo darbo srities, ne, kalbant apie tus visus energetinius centrus, yra labai daug pas lietuvius. 5. čakra, jinai būna uždaryta nepilnai, užverta, kažkokie tai būna tie sutrikimai, todėl labai labai svarbu. Labai fainai. Tavo šitas sritis labai. Nu, mums sunku atverti gal lietuviams apie save, kažkaip save atverti ir per širdį. Mes daug turim tokių užsidarimo, atrodo, saugumo daug užsidėję, atstumą norim laikyti, nes balsas labai susijęs ir su širdim. Jeigu čia atsiveria, tada ir čia atsiveria. Viskas labai surišta, iš tikrųjų, tie visi energetiniai centrai, kaip tu sakai. Jo, bet iš esmės tai mes taip užaugę. Mūsų ta tarybų sąjunga vis dar neša tą šleifą, kur mes negalim pasakyti, ką mes galvojam, ką mes jaučiam. Mes turime būti super duper empatiški, kad to tik žmogaus neįžeisti. Bet kiekvienas žmogus, ne, įsižeidžia, keliauja per savo vidų ir prisitaiko savo. Nors kai kada visai net nenori jo įžeisti, bet jisai tiesiog išgirsta. Tai. Bet norint apsaugoti kitus, o ne save, mes užveriam tai. Ir tai labai daug lietuvių. Vat, kiek aš dirbu savo srityje, labai dažnai turiu problemų su savo balsu, neišsakyta, neiškalbėta. Su gerkle. Su gerkle, kas liečia jau maži vaikai serga su gerkle. Nuo ko prasideda viskas? Nuo mūsų tėvų. Taip. Tai va. Jo. Fainai. Tu irgi, prašau, prisistatyk. Kas tu esi, ko mes čia dabar vėl susitikom? Senai matėmės. Taip. Iš tikrųjų, man labai sunku kalbėti, kas aš esu, nes labai daug įdomių replikų kai kada gaunu į savo pusę, bet iš esmės aš daugiau keliauju per dvasinę pusę, per žmogaus vidų. Galbūt galėčiau pasakyti, kad intuityviau. Pamatai, ne man tas, žinai, vedlė, bet vedu stovyklas, meditacijas, gilias, energetinės, vedu visokius vakarėlius, čakrų vakarėlius, kakavos. Tai yra, tu esi buvusi, iš tikrųjų tai yra gilu, yra stipru ir tai labai matosi rezultatai, tai tas yra labai mane džiugina.
O pagrindinis mano darbas tai dirbti su energetiniais laukais. Taip. Tai Kaip mes Rūta susitikom, turbūt taip, pirmiausia, tai susitikom moterų klube tinklaveikos. Aš prie tavęs priėjau tada, išgirdau žodį stovyklos ir aš tiesiog nuėjau pas tave, nes tada labai norėjau išlysti iš mamystės to tokio sąstingio, išeiti vėl į sociumą, bendrauti ir kažkaip supratau, kad aš viena visai ne karys. Mes buvom persikraustę į Kauną, šiaip Vilnietę ir jau nuo pandemijos esu Kaunietė, pagimdžiau vaiką ir tada man reikėjo, jau tikrai aš supratau, kad negaliu laukti, kol mane čia kažkas suras, aš turiu eiti ir jau bendrauti, jau laikas spaudžia, jau man nebe 20, jau neateis koks nors neužkalbins ten, žinai, kažkokius ten neįsiu į tūsus, man reikia pačiai eiti ir sąmoningai į tą sociumą bandyti lyst. Tai vat per tą susirinkimą išgirdau stovyklas ir pagalvojau, aš galėčiau vesti, turėjau tokių sąmoningų, nuostabių pratimų balsui, atsivežus iš Amerikos, tada galvojau, čia galėtų tikti, čia galėtų žmonėms būti naujovė, galima apsijungti ir aš eičiau per tą balso prizmę. Ir tada Rūta mane pakvietė ir aš pamačiau tą jos visą chebrą ir leido pravesti balso praktikas vedliams, tokiems vedliams, kurie rengia tas stovyklas, kuriuose aš vėliau atsidūriau. Ir paskui antrą kartą, kai susitikome Brandvume moterų konferencijai, jau buvo tas šiltas bendravimas ir ryšys ir tu pradėjai jau kalbėti, tai ką tu ten iš tikrųjų veiki ir kokia tavo rolė. Ir ten pasipylė siela, ten energijos, matau dalykus, kurių kiti nemato, auros ir aš taip, bet aš apie tai visiškai nieko ir negaliu ir iki galo kaip patikėt, taip įsijautus, kad aš tikrai žinau, aš negalėjau. Bet aš tiesiog nusprendžiau nedaryti iš ankstinių nusistatymų, žinai, ir kažkaip tave įdėti į dėžutę ir pasidėti savo smegenyse, kad čia kažkokia tai keista, žinai, arba ten dvasiukė. Bet aš tiesiog bendravau, toliau man buvo įdomu. Ir aš tiesiog, aš klausau tavo tiesos, nedarydama išvadų, žinai, kažkokių. Ir kuo toliau, to buvo įdomiau, Rūta tokia atrodo adekvati ir nėra kažkokių tokių red flagų, kai atsiranda, kad žmogus atrodo kažkokioj savo ten realybėj ar manijoje, žinai. Tai man atsirado toks tiesiog pasitikėjimas kaip žmogumi. Ir apie tą veiklą nusprendžiau nieko nespręsti, nedaryti išvadų, kol aš nepabandysiu. Ir tada atvažiavau pirmą kartą pas tave į stovyklą. Bet ta stovykla, jinai daugiau eina per protą. Per racionalų protą, kur atveria tam tikras vietas. Taip. Ir tai prasideda kūryba. Taip, raktas į save, tai buvo šitas formatas. Jo, raktas į save ir tas yra labai nuostabu. Ir tu papasako, kaipgi prasidėjo tas tavo kelias, kuriame tu vis dėlto dabar esi. Tavo čia žinau, kad organizuojamas koncertas didžiulis. Taip, mano pirmas autorinis koncertas, kuriam aš jau nuo gruodžio mėnesio nemiegu naktim, tikrai. Tai didžiulis iššūkis, ne? Aš niekada nežinau, kad galima taip susitelkti į vieną tikslą ir taip jo gyventi nuoširdžiai. Ne dėl to, kad prisižadi ir tai yra deadline'as ir tu tiesiog neturi kaip ir trauktis. Tas irgi galbūt šiek tiek yra, bet tai visiškai aš to nejaučiu. Aš jaučiu tiesiog, kad tai yra toksai gyvenimo svarbus, nežinau, įvykis, kuris, kaip vaiko gimimas, ne? Tu negalvoji, kad čia deadline'as, reikia labai gerai pasiruošti, kartais ir galvojimas, taip mamos irgi, bet vis tiek tai yra giliau. Tai ir man tas koncertas yra kaip kažkoks tikrai vaikas, dar vienas. Vizija labai stipru, taip. Ir viskas taip ir buvo, kad tai nebuvo tiesiog, tai aš dainininkė, tai aš dabar eisiu dainuot. Tai kas čia galėtų būti? Kotrynai. Tai Kotrynai norėčiau dainuot. Žinoma, rengsiu ten koncertą. Taip tikrai nebuvo, tu pati žinai mano kelią. Tikrai vingiuotas visoks. Aš tokia esu praktikė ir turėjau daug tikrai nepasitikėjimo savimi ir įvairiausių tokių ribojančių minčių, baimių labai stipriai, čia jau nuo vaikystės buvo.
gal tas buvo pikas mano karjeros kaip dainininkės, tada, kad aš buvau Eurovizijoje ir tai buvo 16 metais. Tada po Eurovizijos aš nuėjau visiškai į nagus, nes buvo perdegimas ir depresija, nes nepatekau į finalą, nenuvažiavau atstovauti Lietuvos. Bet kitais metais važiavau kaip back vokalas atstovauti į Kijevą, bet aš jau atsitraukiau nuo muzikos metams. Tada atėjo vyras, vėlgi pamatė mane per teliką Eurovizijoje. Tada atsirado nėštumas, išsikraustimas ir tada aš tapau mama ir tai buvo dar didžiulė pauzė. Ir jau po to... Sunku įeiti vėl į tą, ne? Į tą visą ratą. Keičiasi hormonai, keičiasi visas suvokimas, atsiranda didžiulė prasmė, vaikas, jo auklėjimas. Ir tada galvoju, nu tai kas aš jau dabar... Atrodo scena, nu, mačiau aš tą jau sceną. Ko aš ten nemačiau? Eurovizijos, visokie konkursai, ten Lietuvos balsas, visur buvus. Atrodo, nu kas mane gali nustebinti? Nu, vakarėliuose patinka dainuoti, bet kažkaip dėl to stengtis, va geriau su šeima pabūti, žinai. Tada mokysiu, va tik mokysiu, man gerai sekasi, man patinka labai mokyti, žmonės įgalinti. Tai aš va į tą ir fokusuosiuos. O kai jau turėsiu kada pinigų, tada gal aš grįšiu prie kūrybos. O kas dabar tave pastumėjo į kūrybą? Nes tame koncerte bus dainos, kurias tu pati kūrėjai, ne? Tai tavo kūdikiai. Visiškai. Kiek tai yra tavo kūdikių tame koncerte bus? Nu, aš planuoju 15 dainų. O. Dabar. Ir Bet tai irgi visos tavo? nebuvo 15 dainų. Tai atsirado koncertas, labai vinguriuotų kelių, jis atsirado labai per, irgi tam tikra buvo istorija, kaip tai, nu, apskritai ta Kotrynos bažnyčia atėjo mano gyvenimą, kad tikrai aš ten jau rengiu tą koncertą. Ir turėjau tada, nu, gal kokias 5 dainas išleistas ir kokias, nu, ten juodraštukai, dar nieko, dar tai iki galo. Bet kaip iš tų juodraštukų išeiti? Ane, kaip turėti tos drąsos, kad išeiti iš jų ir padaryti didžiulį koncertą? Praktiškai. Kaip patikėti savimi? Viskas tiesiog, iš tikrųjų, tai buvo viena diena, kai aš išėjau pasivaikščioti į Kleboniškių mišką, atrodo, ir ten buvo daug šliūžų, atsimenu, iš po lietaus ir aš juos vaikštau ir traiškau. Ir man taip liūdna, kad aš juos traiškau, bet aš kitaip negaliu praeiti ant asfaltoje. Ir man kažkoks užėjo, nu tokia vat melancholija užėjo, lietus ir aš pradėjau galvoti apie kūrybą, galvoju, nu vat praeitais metais kažkokią dainą pradėjau mokytis prodiusuoti, sukūriau, bet aš nebenoriu toliau jos daryti, man nerezonuoja ta tema. Ir galvoju, o apie ką aš norėčiau kurti? Kodėl stovi ta mano kūryba? Kodėl aš nieko nekuriu? Kodėl vis rytoj? Ir aš, žinai, nu, metus, ten 1,5 buvo, nu gerai, jau pradėsiu, vat jau kažką pabandžiau, bet vėl metu. Ir nėra tokio, žinai, kad aš darau nuolat, kuriu, aš nekūrėju, nes aš nekuriu, aš tik vis rytoj į save maitinu ir tai yra prokrastinacija. Tai tą dieną aš uždaviau savo klausimą, apie ką aš noriu dainuoti? Apie ką man būtų įdomu atlikti ir kas man tikrai atsidarytų širdis per tas dainas. Kokios tai temos. Niekada apie tai negalvojau, žinai, ateina ir sukuri. Tiesiog toksai, vat, iš impulso kažkas. O čia pradėjau galvoti, okei, bet aš jau pasikeičiau. Aš jau nebe ta. Ta vidinė branda atėjo, ne? O kaip ta vidinė branda? Kaip aš tikiu, kad daug kas žiūri ir galvoja, ne? Kaip prieiti prie tos vidinės brandos, kad tu būtum tokia iš vidaus motyvuota, kad tu turėtum tikslą kažkokį, tai kaip va tą išrutulioti, nuo ko pradėti? Mano kelias nebuvo lengvas. Galbūt kažkas turi lengvesnį papasakot, mano tikrai buvo etapai, gan sudėtingi etapai, atrodė niekada neprisikasiu, bet aš net ir neturėjau tos drąsos kastis ten, nes man atrodė, kad aš nenoriu. Antiek aš save užsidariau ir nebuvo drąsos svajoti. Užsidarimas, aš negalėjau svajoti, nes man atrodo, nu aš negaliu net vaizduoti, atrakinti, kad svajoti, nes gyvenu šią dieną, yra kažkokie planai artimiausiu metu, iš smegenų, iš proto, va čia turiu tą padaryti. Bet tokia,
leisti savo suvokti, ko tu nori, aš to negalėjau niekaip atrakinti. Tai kaip tau pavyko? Nu, pirmiausia buvo per nėštumą prasidėjo mano psichoterapijos kelias, aš praėjau kažkiek. Tada, kai įsikrausčiau Kauną, aš nuėjau pas psichoterapeutą, aš atsimenu tą pokalbį, kai mes kalbėjom. Ir aš sakau, aš jau žliumbiu, supratau, kad aš negaliu nieko savo, neturiu drąsos pagalvoti, kad aš galiu būti atlikėja, nes atrodo, aš jau sena. Nes jau ir amžius ne tas, ir čia ir vaikas, ir kažkokia aš jau netokia, ir kūnas ne tas, ir kažkaip galvoju, tai kiek aš čia laiko turėsiu, tai čia tiek reikės eiti, tai aš nespėsiu kažko pasiekti, o gal man ir nepavyks pasiekti, tai viskas veltui. Nes žinau, kad kelias irgi nėra lengvas atlikėjui, ten į kažkokią sėkmę arba į žinomumą, to irgi norisi. Ir jisai sako, matai, tu bijai susifeilinti ir tu iš anksto jau savo blokuoji. Tada aš suvokiau ir tada aš nuėjau pas tave į stovyklą. Nes man norėjosi dar ne vien savyje būti tam procese, bet man norėjosi kažko daugiau. Išjausti, kažkaip išbūti per kažkokias praktikas, man norėjosi dar tai pajausti stipriau. Ir aš tikrai nepasigailėjau, kai ten atvykau, neturėjau jokių lūkesčių, aš nežinojau, kas manęs lauks, nežinojau jūsų metodo, nežinojau, kas ten bus, ar meditacijos, ar ne meditacijos, nieko nežinojau, aš tik žinau, kad važiuoju pas tave ir pas Rimą, Rimą irgi pažinojau ir žinojau, kad jūs ten pagal kažkokį metodą darot. Bet kai jau mes atsisėdom į ratą, išvakarėse ir buvo susipažinimo ratas, aš kažkaip supratau, kad labai gerai, kad aš čia esu, aš čia turiu būti. Taip jau atsipalaidavau, žinai. Jo, tos stovyklos nėra lengvos. Nėra lengva, aš atsimenu tave. Labai gerai atsimenu, kai tu ateini jau vau. Ir sakau, palauk. Ten aišku. Ten labai stipru ir ta pirmoji dalis, kur reikia visas situacijas, kurios tau kelia, visų pirma, reikia atpažinti, o tai ko aš iš tikrųjų bijau iš vaikystės, kas dar liko, kur dar neatleidau, kur dar labai trigerina, atrasti šaknis ir tada tas situacijas nunulinti. Čia buvo kažkoks kosmosas. Bet tas, iš tikrųjų, tose stovyklose labai dažnai žmonės, protas žmonių pradeda maištauti. Labai. Kažkokia nesąmonė, kažkas nesąmonė. Kaip tai, kas atsitiko, gali turėti kažkokią pozityvę pusę. Taigi tai yra visiškai neteisybė. Kaip taip gali būti? Jo. Ir tose stovyklose mano ir yra darbas būti tokioje ramybėje ir harmonijoje, kad subalansuoti tas visas neigiamas emocijas, kurios kyla žmonių mintise tam, kad jie pabaigtų procesą. Ir tai tada atneša rezultatą. Ir tu tokia sėdi dabar švelni, tokia subalansuoti jų neigiamas emocijas. Rūta stovyklose neatrodo tokia. Ji labai griežta ir aš bijojau prie jos eiti. Aš prašiau pagalbos kitų vedlių, kurie irgi padeda, nes reikia išlaikyti visą grupę žmonių, daug emocijų, kiekvienas ten stringa, negali toliau, verkia, ar ten jau viskas, aš to išeisiu. Tai aš bijojau prie tavęs eiti, nes tu tokia, eik dirbk. Taip sunku buvo. Atrodė, aš negaliu jau nieko jau. Jo, bet iš tikrųjų mes visada dažniausiai mėgstam nukeliauti į savo aukos poziciją. Ir kad mums kažkas paglostytų galvą. Žinoma. Ir tuomet, kai mums paglosto galvą, mes toliau tenai gyvenam ir negalim praeiti. Taip. O mano pačios būdas yra, aš pati esu labai veržli, aš pati savęs negailiu, pati esu griežta pati savo, todėl labai mano griežtumas ir išeina ir iš išorę, nes kokia aš pati viduje, tokia ir kitiems tokia. Bet esmė tai, kad aš ką pastebėjau, kad žmonės supykdami ant manęs arba ant savęs tuo pačiu metu, ne, jie pradeda veikti, pereina tą tokį aukos stabdį kažkokį. Ir tada prasideda procesas. Taip, aš jau supratau, kad ten manęs nieks nepaleis, kol aš nepadarysiu, bet iš Rūtos negaliu greičiau ten tą atsakymą išgvildenti, tada einu pas Rimą.
Bet tavo griežtumas vis tiek laiko erdvę, kad jo, neturi kur trauktis, tu teisi, jo. Jo, tai tas yra ir labai dažnai pastebiu netgi šiaip mano gyvenime, ne, žinutėmis ar dar, oi, Rūta, man čia labai blogai, tratata, ir lyg laukia paguodos. Ane, ką man daryti, ką man daryti. Padėk man išspręsti. Ką man daryti, nu tai ką sakau, šokis parbačius ir į krosą. Ne, arba kažkokį tai turi būtinai fizinį darbą daryti, nes jeigu tu sėdėsi lovui ir verksi, kaip man yra blogai, tas blogis auks ir tu labai sunku iš to išeiti. Tai tas yra fainai. Nu jo, aš iš tikrųjų grįžtant prie tavęs, tai mačiau tą tavo kelionę, ne? Kiek mes jau pažįstamos, 1 metų. Nu, 1. 1 metų, ne? Gal 2,5, bet ta vat stovykla, jinai buvo prieš 1,5 gal, nu čia reikėtų paskaičiuoti. Jo. Laikas bėga, iš tikrųjų laikas bėga, bet ne taip senai, ne tiek daug laiko praėjo, bet ta transformacija realiai jinai buvo per praeitus metus ir dar truputėlį dar gal 23 gabaliukas. Jo. Bet viskas įvyko per 4. Bet tavo darbas, jisai buvo nuoseklus, ne? Nuoseklus stovykla, ten meditacijos, kita stovykla dar buvo. 2 stovyklos jūsų buvo ir 2 stovyklos, buvo kažkokie tai kiti renginiai dar, čakrų renginiai. Nu, aš tiesiog stengiausi pagal galimybę, kai tu kažką organizuoji, aš stengiausi būti ten. Ir buvo online labai stiprus irgi manifestacijų ciklas. Jo, manifestacijų. Paskui pas tave buvo privačiai vizija, mes irgi žiūrėjom. Vėl kažkoks būna renginukas ir aš stengiuosi pagal galimybės dalyvauti. Tai tas labai faina, kad gali palaikyti, žinai. Buvau ten ir pas kitą nuėjus, irgi vedlė, nu ne vedlė, o tiesiog kitas gal praktikas, ne, bet irgi buvo jau apie tai buvo apie tėvus. Mano atveju tai buvo labai stipriai apie tėvus ir apie atleidimą. Ir aš net nežinojau, kad aš, pavyzdžiui, laikau tiek ant savo mamos, aš labiau galvojau, kad aš apie tėtį labiau, kad ten yra tikrai ką gvildent, nes ten viskas užblokuota ir ignoras toks uždėtas, ignoravimas. Bet apie mamą kiek buvo ir man buvo atradimas, kad aš pasirodo, nes mama, jinai kažkaip mane erzindavo, trigerindavo ir aš tiesiog nesigilindavau. Nu tai mama, nu tai... Bet vat stovyklose aš atradau ir praktikose aš atradau iš vis tokius įdomius kampus ir sluoksnius, kada tai įvyko, kas ten buvo, kas būtent ir kaip aš į tai reaguoju, kaip aš savo įsidėjau ten į tą pasąmonę kažkur giliai. Nu, ne pasąmonę, kaip čia pavadinti, gal į sąmonę, bet... Mes per išorinį, ne, kažkokį tai įvykį savo prisidedam labai daug. Gali būti įvykis labai silpnas ir mažas, bet pasąmonėje aspektų prisideda ne vienas. Jo, reikia kažkaip surūšiuoti ir mes surūšiuojam. Ir tuomet ir ta kūryba, ir mūsų pačių vidinė ta laisvė, jinai būna užgniaužta. Tuomet, kada mus riboja pyktis, lūkesčiai ar dar kažkokie tai į kitus žmonės nukreipti jausmai negatyvūs, jie visada mus riboja. Taip. Ir vat aš būdama dabar kelioniai, stebėjau žmonės, mes ten buvom grupė žmonių ir labai buvo gera pamatyti, iki kiek mes galime savo leisti, iki kiek mes save galime išlaisvinti ir pasiimti viską maksimaliai, arba ne. Tas labai gerai kelionėse pasimato, ar ne? Labai pasimato kelionėse. Nes žmonės būna kitoje aplinkoje, išvargiant, gan vis tiek varginantis dalykas, nauji įspūdžiai ir kažkokia sąlyga, kur jie labai pasimato, kaip jie elgiasi, jų psichologija, kiek jie gali, kaip tu sakai, džiaugtis arba užjausti arba kažkaip, ne? Jo. Nu, ten užjautimo tai buvo tikrai noras, kad tikrai kažkas užjaustų, tas aukos pozicijos buvo labai aktyvios. Labai aktyvios, bet... Tai energetiškai labai išjudino. Labai smarkiai judino viską. Ir aš buvau tikrai tas ne pats geriausias atstovas tame. Ir kiek ten buvo žmonių? Mes keliavom 9.
Su vedle buvom čia didelė 9. grupė. Jo. Nes aš pagal nuotraukas žiūriu, tai ten, aš galvoju, jūs ten 3 Ne, savaitės. ne, mes Aha. realiai didelę Aha. dalį buvome 3. Ir čia buvo žmonės iš bendruomenės? Ne, pažįstami? mes Labai įdomu. nepažįstami. Mes nepažįstami, Aha. tiesiog suėjom į vieną ratą visai. Ir, kaip sakau, į tokias keliones, kaip ir į tuos pačius renginius, ne? Šiaip Susirenka žmonės tik Nesusirenka, tokie, taip. kokie turi būti. Taip. Ir labai įdomu buvo stebėti tą dinamiką. Aš pati esu tokio aštraus ir veržlumo, ne? Pas mane labai veržli ta energija ir tikrai ramesniem žmonėm, lėtesniem žmonėm, kurie nespėjo, tempas, kilometrai, Jo, Rūta yra fizinis tas. mašina, gali nemiegot parom, bėgt krosą, plaukt, triatloną daryti. Jo, fizinis tas aktyvumas buvo be galo stiprus ir iš tikrųjų vargino tiek sąmonę, vargino tiek fizinį kūną, vargino emocijos, tikrai leidosi ir kiekvienas tas mūsų, kiekviena diena susitikimas su dar viena baime. Su tavo baime, su tavo iššūkiu, nes tu stovi nuo kalno ir sako, lipk, bet tu matai tik akmenį, daugiau nieko. Lipk, kaip lipti? Čia tik tai akmuo, bet tu gali nukristi ten kokius 15 metrų žemyn, bet tu lipi, nes tau pasakė. Nu, kalnai apskritai labai Kalnai stipru yra. labai stipru, labai stipru ir čia yra tas mūsų vidinis mūsų draugas, ta baimė. Arba mūsų pasitikėjimas. Kuo renkiesi? Tai va, tai čia, man tai buvo kažkas tai tokio, tikrai nuostabi kelionė ir labai daug rašau apie ją ir kiek esu prirašęs, bet net neįdėjusi socialinius tinklus. Bet iš esmės labai mano Dar pačios, tikiuosi. mano transformacija yra labai stipri po jos. Tai va. Tu visą švyti. Tas kelionės tikrai visą švyti. Tokia, nes tikrai nebuvo poilsis, tikrai nebuvo komfortas, bet vat, kiek siela džiaugiasi, kiek vidinė būsena atsigavus. Ir kiekvieną kartą tas vat, mūsų ėjimas į save, jisai reikalauja ne tik tai laiko, bet reikalauja valios, reikalauja stebėjimo, išbūti, išjausti, bet labai dažnai žmonės, jie po vienos stovyklos lekia į kitą, iš tos antros lekia į trečią, nori greičio, greitai. Daug pasiūlos dabar, daug kas daro, skirtingi. Tada atsibodo taip, galiu eiti per tą kampą, čia mane paglostis, čia vat, kažkoks tai labiau lengvesnis formatas. Bet kas man buvo praeitais metais, ką aš supratau, man irgi buvo tas kablys. Ir aš supratau vieną dalyką, aš labai daug sirgau, žiauriai daug metų, daug praeitais metais sirgau. Tokie ratai, tik pasveiksti truputėlį, kažkas dar, jeigu kokia stovykla iškart pakerta, aš supratau vieną dalyką, aš nespėjau integruoti. Taip, būtent. Ir kada aš pradėjau labiau atsigręžiau į save, kad po stovyklos sekmadienį grįžus po 2 dienų tokio gilaus darbo, po tiek ašarų, po tiek raudų, po tiek energijų žmonių ir ką tu matai dar mokaisi per kitus. Emocijų kiek. Pirmadienį eiti į darbą ir ant tos energijos mokyti, tai yra mažiausiai kvaila. Ir tai ir žiauriai pakerta. Atrodo, turi daug energijos, toks pasikrovęs pirmadienį, bet jau trečiadienį pakerta liga. Arba ten, maks savaitę tu pratempi. Nes kūnas tau sako, ei, palauk, o suvirškint, prisivalgiai dabar, o kas virškins, tu turi išbūt. Jo, integruoti ir ta mūsų sąmonė, apie kurią mes tikrai labai nedaug kalbam, kur yra dvasiniai čia dalykai, jinai turi viską integruoti, priimti ir tavo pasaulyježiūra keičiasi. Ir kuo toliau, aš tai pavyzdžiui net jaučiu. Neskubint jo. Jo, aš jaučiu jos pulsaciją, ne, kaip jinai pulsuoja, kas patinka, kas nepatinka. Ir tas yra labai smagu girdėti, jausti, o žmogus, tas, kuris neturi dar išvystęs tos mūsų tos stiprios intuicijos, to kūno, kaip kūnas kalba, jisai to nejaučia. Ir šoka, einam, darom. Niekaip tu greičiau nepadarysi, negu
negu būsi pasiruošęs. Pasiruošęs, taip. Nes yra žmonių, mano pačios kelionė buvo labai stiprus mano ėjimas, bet pas mane ir yra ta energija. Pas mane pagal Kitas lygmuo yra. Kitas Taip. pagal arkanus, aš esu karieta, dviguba karieta, tai mano greitis yra dvigubas. Bet taip yra, ką jinai šneka, aš nieko nesuprantu. Arkanai kažkokie, nu čia reikia domėtis, čia yra Čia visa yra dvasiniai reikalai. Jo. Bet aš tą žinau, ta prasme, taip, stipri rūta, tikrai. Greitis pas mane yra ir tas veržlumas, ir tas tikslumas, bet tai reikalinga. Ir aš labai dažnai save netgi būna pagaunu, kad bandau paplakti, anksčiau, paplakti, kodėl aš tokia esu griežta žmonėms, nes, einant dvasiniu keliu, tas dvasinis vedlys, jisai turėtų būti, mūsų matymų švelnus, guodžiantis, ramus, išklausantis ir besišypsantis ramiai. Bet aš nesu tokia. Ir paskutinę stovyklą viena moteris prieina prie manęs ir sako, mano protas negali niekaip suvokti. Ta, ką aš mačiau, ir mano pasaulėžiūrai nesuvokiama, kaip gali, einant per tokias energijas, dar rasti laiko, kada juokauti. Nes dvasiniai vedliai nejuokauja. Bet čia tikrai yra mūsų pasaulėžiūra tokia. Bet iš esmės, jeigu pasigilinus giliau, tie stiprus dvasiniai vedliai, jie yra be galo griežti. Ir visokie, ir keisti, ir griežti. Ir kojas plauna, ir kuo daugiau tave smukdo žemyn, tu daugiau augi. Ir asmenybės savo kažkaip gal, nebandantis kažkaip... Natūraliai, jeigu žmogus tampa kažkoks, tai yra okei, bet jeigu tu toks esi žmogus, tai gali būti visas tavo gyvenimo kažkoks tai braižas tavo ir autentiškumas ir pilna yra, aš esu įstikinus, daug skaičiau ten apie, aš anksčiau pravoslavus labai domėjausi, pravoslavę, ortodoksiškumo, tai skaičiau apie tuos senolius, tuos staras, ten baciuški, tie, kurie atsiskiria ir gyvena ir pas juos ten važiuoja žmonės, pagydyti savo sielų. Tai irgi tokie keisti charakteriai, tokie skvernai charakteriai, žinai, tokie, kur su ypatumais, su keistumais, bet jie, turėjo tą žinojimą, galią ir gebėjo žmonės nukreipti ir pagydyti. Bet kodėl jie tokie? Kaip tau atrodo? Man atrodo, nenoriu, nuskriaustų, kurie iš tikrųjų turi tą kažkokią ramybę ir tokį idealaus profilio, elgesį, kaip dvasinio vedlio, bet man atrodo, tai yra labai individualu tiesiog. Man atrodo, niekas neturėtų dirbtinai veikti. Tai yra jie savimi. Savimi būti. Tiesiog būti savimi. Tai nereiškia, kad mes susidedam kaukės, aš noriu tau būti gera, o dabar mes filmuojam ir aš noriu būti mandagi. O ne, tiesiog šiandieną aš esu tokia, esu dėkingume, prisidėjau nosinių, nes tikrai esu labai jautri šiandien. Tai verkiu kartu su dangumi. Oi Dieve, kaip poetiška rūta. Kūryba pasižiūrėk. Iš esmės, ir tai yra, aš netgi tas, ką kalba tas dvasinis vedlys, tai yra jis be galo stiprus empatas. Ir kas yra mūsų viduje, mes iškeliam į paviršių. Ir mes su tuo žmogumi elgiamės taip, kaip jisai elgiasi su savimi. Aš sėdžiu su tavim, kūrybos žmogumi, ir pradedu eiliuoti. Paprasta. Po mūsų susitikimo, tarp kitko, irgi kažkokias eilės ėjo. Aš irgi pradėjau kurti, aš ir dainą, man atrodo, sukūriau. Kurią atliksiu būtinai Kotrynoje, labai graži daina, tarp kitko gimė. O, kaip fainai, kaip laukiu. Nes tikrai, aš niekad nepamiršiu vieną, tai buvo labai toks patyrimas stiprus stovyklose. Man atrodo, per pirmą aš turėjau šitą patyrimą, kai buvo meditacija kitą dieną, jau kaip mes praėjom tos visus kraujo žingsnius per protą, paskui kitą dieną jinai tokia labiau meditacija,
ir kelionę, į viziją, į savo ten sielą išgirsti. Ir aš tikrai išgirdau savo sielą, raudojau ten po kvėpavimo gilaus sesijos, tu vedėjai ir mano siela, jinai tokia, aš noriu dainuoti žmonėm, prašau, aš tiesiog noriu dainuoti žmonėm ir jinai taip, ir aš galvoju, Dieve, kaip graudžiai, ir aš taip verkiau, aš atsimenu, netgi galvoju, dabar vat noriu dainuoti ir aš netgi, dabar kažką bandau dainuoti, galvoju, kad rūtos, nu, žinai, tavęs nepertraukti ir kažkaip, bet tiesiog galvoju, nors biškį paleisiu, nes jinai taip nori ir aš ją išgirdau ir tada, nu, nebuvo jau kelio atgal. Viskas, tai yra tiesa ir tu jau negali atklausyti atgal, nes tu jau išjautėjai, tai nėra visai, vat, iš to, kad mes suvokiam, aha, aš taip elgiausi, kai būna psichoterapijai, pavyzdžiui, aš nesakau, kad tai yra blogai, to irgi reikia, nu, man reikėjo. Bet tai yra truputėlį kitoks procesas, ten labiau pamatai, toks, žinai, ir supranti, suvoki ir toks būna eurika, taigi plemba, aš taip elgiuosi. O kas to daryti? Žinai, o ten tai vis tiek pilna baimių, pilna vat, blokų. Bet man tos dvasinės praktikos, jos eina dar giliau ir jie tos blokus iš vis va taip, va, žinai, sudegina, atrodo. Nes tada, kai jau išgirdau tą sielą, širdis tokia buvo atsivėrusi ir tokias vizijos buvo, kad aš jau ten su savo ten mamos įsčiose susijungiau su ta visata, gulėjau, ilsėjausi ir nes man atrodo, mano siela taip ant tiek nurimo ir apsidžiaugia, kad pagaliau tu mane išgirdai. Pagaliau tu neapsikrausi kažkokiais projektais, darbais ir suvoksi, kad tau tai yra svarbiausia. Ok, paskui galvosi, ką su tuo darom. Taip, va tas ir yra. Bet tu išgirs, kad tau tai yra svarbu, kodėl tu visą laiką nuvinguriuoji ir visą laiką ten savo prisigalvoji, žinai, kažko dar. Nu, vat, ir jo tau atgal neatmatysi, net, žinai, paskui neatsisėdau ir negalvoju, nu dabar planas, aha, išgirdau sielą, dabar tai jau veiksiu, eisiu daryti Kotrynoje bažnyčią, eisiu Euroviziją. Ne, tai buvo, bet tai jau viskas, tai jau manyje integruota, tai jau manyje ir tai jau man atveria kelią, nes aš viduje jau esu kitokia. Ir kada tu pati savimi tiki, tas energetinis rautas, jis eina ir viskas materializuojasi. Absoliučiai. Ir vat, tas pats mūsų projektas, kuris buvo manifestavimo, ne, kuris irgi paskatino viską vykti taip, kaip turi būti. Taip. Tas yra labai svarbu. Tai kada mes galėsim tave išgirsti? O Dieve! Tai rugsėjo 28 dieną. Tai žinau, kad tu būsi. Rūta jau nusipirko bilietą dabar jums. Jums beliko susiplanuoti rugsėjo 28 dieną. Tai bus sekmadienis. Bus, tikiuosi, labai gražus vakaras. Ir Kotrynos bažnyčia yra stebuklinga vieta. Tai buvo mano niekada savo neįvardinta tokia svajonė, bet tik žiūrėdavau, kaip kiti daro su tokiu pavydu, kažkokiu tokiu liūdėsiu, kad na jo, bet čia ne man, čia taip didinga. Ir būsiu ten su gyva grupe, dainuosiu tik savo autorinės dainas, ten bus daug apie tai, kad nepasiduodam, kad einam pirmyn, kad mes patys galim viską sutaisyti, pastatyti iš naujo, bus apie sielą, apie šviesą. Subintuota meilė? Subintuota meilė. Bet ta subintuota meilė tai apie ką? Apie savo pačios meilę? Man tai etapai. Anksčiau buvo apie vieną, dabar man tai yra apie atsibintavimą ir parodymą savo randų, kurie tokie jau gražus, tai yra dalis manęs. Ir tai yra apie gijimą. Ir nebijoti, būti savimi, nebijoti ir jūs išgirsti jūsų balsus. Aš esu įstikinus, žmonės irgi dainuos. Labai laukiu. Oi, kaip laukiu, iš tikrųjų net jaudinuosi dėl tavęs, aš įsivaizduoju tą patį vakarą, kai bus. Tikrai. Oi, jo. Tai aš tikrai kviečiu visus, kurie net buvo stovyklose ir su Jekaterina naujųjų metų mūsų vakaras buvo nuostabus, kurie girdėjo tik tai truputėlį Jekaterinos balso. Bet aš žinau, kad tu gali labai daug. Labai stipriai, labai gražiai, labai tavim tikiu. Aš visada jaučiau ir man tai labai irgi buvo svarbu. Jo. Nes tavo tikėjimas, jisai daug davė man irgi, žinai. Jo. Tokia mamystė. Mamystė.
Dvasinė mama. Dar to nesu girdėjusi, labai gerai, ačiū. Aš manau, palaikymas labai svarbu bet kokiam meno žmogui, kūrybiškam žmogui, bet kokiam žmogui, kuris eina kitokiu keliu, netradiciniu. Per meilę, šviesą. Be galo svarbu. Ir kada yra mūsų širdise meilė, šviesa, ta šviesi mūsų energija, jinai visada mums atneš tą, ką mes labiausiai norim, ko mes trokštam mūsų širdyje, jeigu tas troškimas yra giliai, giliai iš širdies, ane? Rūta padės jums jį išgirsti. Padėjo man, padės ir kitiems, ir padeda kitiems begalė daug žmonių. Aš esu tik viena iš jų ir jinai tiek daug istorijų žino. Jo, yra įvairiausių istorijų ir kaip tik vakar braukiau ašarą stebėdama vienos savo klientės Facebook'e postą, džiaugsmą, kai jinai atėjo pas mane, jinai mokosi dar ir kitame klube yra, bet atėjo pas mane, buvo tokia lyg ir sugniuždyta, nežinojanti, kas yra, o šiandien vakarą skaitau ir jinai trykšta džiaugsme ir visa kita. Ir man taip gera dėl to žmogaus, kai tu matai tą pokytį. Tai va, tai kviečiu visus, kas nori išgirsti Jekaterinos balsą, tai rugsėjo 28 dieną, kam reikia pagalbos. O kam reikia pagalbos, kada bus tavo artimiausiai renginiai? Kitą savaitę, 24 dieną bus mūsų Rūnos erdvės susitikimas. O, taip. Jo, prie laužo, tai yra visai nemokamas. Neoficialus, neoficialus, tai yra susipažinti, pabūti, pabendrauti. Ten kažką tai gal išsikepsim, gal kažką tai padainuosim, gal kažkokią praktiką pasidarysim be įsipareigojimų. O šiaip paskelbtas jau yra rugpjūčio 21, 22, 23, 24 dienomis yra moterų stovykla. Apie kurią daug girdėjau, labai stipri. Ten yra kelionė per meditacijas, per kvėpavimą, per energijas, mūsų Rūnos erdvės komanda. Tik moteris. Tik moteris. Gamtoje. Ir tokios laukinės moterys, kaip sakau, mes patampam ir tampam iš tų laukinių moterų deivėmis ir išeinam tikrai su labai gera intencija, labai stipri energija, grįžtam į savo šeimas ir jas integruojam. Tai 4 dienos būti tame labai labai stipru. Labai stipru, tai kviečiu. Kviečiu sekti, iš tikrųjų, tiek mano profilyje būna, tiek Rūnos erdvėje yra paskelbti mūsų renginiai. Ir dar mes planuojam padaryti, dar čia ne vieša, paslaptis tau, galbūt čakrų vakarėlį. O, geras. Arba gal spėsim dar gegužį, o gal birželį. Tai va, vienos dienos renginukas, energetiškai atsistatyti atsinaujinti ir sutikti vasarą užsipildžius. Tai kviečiu. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Labai smagiai pakalbėjom. Gera tave matyti. Gera, labai ačiū tau už viską. Jo. Ačiū, kad esi. Ačiū tau. Kągi, ačiū Jums, kad esat, kad klausėt. Ir linkim gražių, šviesių dienų, svajonių įsipildymo. Taip, ir drąsos svajoti. Ate? Tikiuosi įsirašė. Na, žiūrėsiu. Taip, pas tave tikrai taip. Ir žiūrėk, visai neužtrukom, o pas mane irgi taip. Nu, žinok. Taip. Kiek laiko? Tik 44